Nu, čia ilga buvo pertrauka, aš supratau, tarkim, ten kažkaip, ar ne? Ir tu ten bandėjai nušalinti tave teisiantį teisėją Povilanską. Kas ten per istoriją, dėl ko tu jį bandėjai nušalinti ir ką jis nusprendė? Pirmiausia, tai man šypsena iš karto sukelia, kaip pasakai, kad teismo posėdis, nes čia ne teismas, o kažkoks tai Anekdotas. linksmas spektaklis, sakykime taip. Va, Formaliai teismas vis tiek. Taip vadinamas. Čia teisingiausia būtų. Vėl bandėjai nušalinti, aš jau nušalinau. Mano nutartis neskundžiama. Va, nes aš net tą nušalinimo šitą formą paėmiau iš Povilansko formos. Ten jis rašo visą laiką valstybės vardu. Ir aš parašiau Kazimieras Juraitis, Teisingumo ir geros kaiminystės vardu. Žmonių vardu, piliečių. Va, žmonių galima vardu, teisingai. Teismų čia sunku pavadinti, gerai, bet viską iš eilės. Žodžiu, nušalinimui pagrindas buvo. Ten yra surašyta pas tave viską, taip ir nusinčia idėja laisvas tas info, bet pagrindas buvo tas, kad pirmą virš metų eina Aurimo Dryžiaus straipsnis, į niekaip niekas nereaguoja. Man tas labai keista. Apie teisėjo klastotės, tarkim. Jisai klastoja konkrečiai dokumentus, suklastoja. Rodai veidus, pavardės, kaip gali nereaguoti. Bet kai buvo vienas tik šitą informaciją, tai kažkaip lyg ir vien tas būtų pagrindo. Bet žinau, vieną parašysi, pasakys, čia nerimta, ten ta. Ir antras pagrindas buvo, kadangi gavau komandiruotę ir visą laiką ragindavo, gal nuotoliniu, kad greičiau teismas vyktų, davайте nuotoliniu būdu. Gerai, galim padaryti nuotoliniu būdu. Komandiruotė siunčia mane Dmitrij Glaskov, tai yra tėvynės konduktoriai, buvo komandiruotė į Berliną. Ten renginiai, kuriuos reikia nufilmuoti. Taip. Normaliai įsipirkom bilietus, kaip gali neduoti. 5 dienom, čia prieš tai su advokatu tariausi. Nėra pagrindo neduoti, jeigu virš 7 dienų pagal įstatymą, čia iki 5. Ir staiga jie atrašo ten tokį, tarkim, kur pradžioje, ir tu nesažiningas, pabėgti gali, ten ir... Tik ko nepabėgai, jeigu gali pabėgti? Taip galiu pabėgti, Europą važinėjai, nereikia nieko. Man į galvą būtų netikė prašyti. Bet gali daryti naujus nusikaltimus, ten nebuvo taip parašyta? Ne, nebuvo parašyta, man tas keista irgi galėjo dadėti. Ir ten tu toks, tu nesažiningas, tu vietoj teismo vieną kartą tenai prisigėrei tenai, neblaivas buvai ten. Vien tas, pavyzdžiui, aš nagrinėjau. Tada, kai parašiau, kad neblaivas buvau, aš neblaivas, negaliu ateiti, man atkritis. Aš sergu. Tada buvo pagrindo. Pagrindas buvo, kad nukėlė posėdį, Kazimieras Juraitis serga, matai. O dabar staiga jie atgamino, kad buvo ten. Kadangi buvo, tai jisai blogėtis gali išvažiuoti ir negrįžti. Ir pabaigoj tokį žiaurų ilgą tiradą, kad jeigu čia mes jūs išleidžiam, tada reikia rašyti Europos... Kokį ten, neprisimeni, tu ten parašyta, Europos, ne arešto, bet Europos bendradarbiavimo kažkoks ten orderis. Pagal tą orderį mes turim suderinti su Vokietijos federacinė respublika veiksmus, kaip jums organizuoti konferenciją, sąlygas ir techninės, ir aplinkybės, ir bendradarbiavimo ten kažkokios. Ten tokį fufleką sumalė, baisiai sunku, sudėtinga. Bet kaip aš įsigilinau, man krasata, galvoju. Kaip ten jų smegenys išneša, taip nelietuviškai kalbėt, bet esmė tokia, kad pasirodo Kazimiero Juraičio, jeigu pasijungt per Zoom programą tenai, jis negali tiesiog mygtuką paspaust, kiekvienas kvailys gali, jeigu Zoom programėlę turi, Wi-Fi yra, ryšys yra ir viskas. Ir gali dalyvauti. Ne, pasirodo, dėl manęs reikia sukelti visą Vokietijos federatyvinę. Pastatyti visą Respubliką ant ausų. Ant ausų. Advokatai gušė pečiais, kaip aš jiem rodom, sako, čia būtų paieškomas nusikaltėlis, jeigu arešto orderis yra ir pagautas kokiai Vokietijoje. Tada taip. Tada taip. O čia išvažiavo žurnalistas daryti reportažą, dalyvauti ir negalima. Ir surašė tokį. Galvoju, gerai, reikia jį nušalinti. Pirma, nušalinti, taip, Dryžiaus. Vienas dalykas yra, straipsnis virš metų sukasi. Kodėl jis aiškina? Kodėl nieks nereaguoja? Reikia įsiaiškinti. O antras dalykas, toj pačiai nutartyje suklastoja savo paties nutartis. Tarkim, jeigu pirmai atikėlė teismo posėdį, man jokių pasiekmių už tai nebuvo, už tai pripažino, kad aš sergu. Viskas gerai, normalu. Jeigu šitų nesąmonių būtų nerašę, būtų parašę. Tarkim, Europos ten vien šitą.
Nu ir gerai, nu, jūs negalit ir negalit, bet prirašė dar, nu, suklastoja savo paties nutartis. Mhm. Aš taip suprantu. Nu ir aš remiantis tų išdėstytų jiem nušalinimą. Va, nu ir kaip tą nušalinimą. Pirmą, neleido man skaityti to nušalinimo. Pažiūrėjau. Aha, tai permetė, nieks nieko nesupranta, aišku. Nu mes išeinam 15 minučių susipažinti. Gerai. A, prokurorė, jums reikia laiko pasiruošti? Ne, man nereikia pasiruošti. Aš ir taip galiu atsakyti iš karto. Čia fuflo. Maždaug. Nu, bet gerai, einam 15 minučių pasitart. Nu, išėjo į 15 minučių pasitart. Mūsiškiai advokatai irgi paskaitė, kad aš ten prikūriau. Grįžtų už 15 minučių. O kas tas Dryžius, sako? Mhm. Nepažįstame mes to Dryžius, ką tu čia prirašai. Čia Povilanskas taip sakė. Povilanskas. Mhm. Jo. Pirmą prokurorą, aišku, valstybiniam kaltytojams suteikė ten žodį. Povilanskas sako, šitas Savickas, Redas, mūsų Redas sako, ne, nu, nieko čia rimta, aišku, reikia nekreipdėmesio čia, nereikia reaguoti. Aha. Nu, o Povilanskas pradeda... Apie Redą Savicką prisiminiau. Galiavos bylą, dabar gavau kopijas po pusės metų bylinėjimuose. Teisėjo Farmanavičiaus nužudymas. 3 liudininkai, kurie tiesiogiai buvo toj gatvėje, kur šaudyta, liudė, kad buvo 2 kileriai. Vienas sėdėjo, kitas šaudė. Panašus į Kedį, panašus į Kašpirovskį, kileris. Tai ką daro tavo prokuroras? Išmeta visus tos liudininkus, nors tai tiesioginis įrodymas, kad Tai čia sakė. Savickas? Savickas, čia tas pats metų prokuroras, kur Man pedofilijos byla, žinai. Ir prikabina prie bylos tą Ivanauską, kuris tam šito metu akis buvo kažkokios procedūros jam atliekamos. Tai jisgi aklas beveik. Tai jis ir aklas, ir 7 metus atsėdėjo, dėl to, kad nepridavė Venckienės, jam Bet pasakė, aklas tas buvo pats Savickas jam sakė, tu, sako, paliudyk, matėjai, kad Venckienė skatino drąsių žudyti. Ir viskas, ir mes tave paleisim. Nesako, aš nemačiau jos gyvenimą, kaip aš galiu liūdėti, žinai. Va, vienintelis sąžiningas žmogus. Už tai sėdėjau 7 metus. Tai tada Ivanauskas aklas būdamas šaudė. Kileris. Ne, jis tipo skatino, kadangi jisai ten skatino, ragino kažkaip. Ir prikabino tą žarimą, kuris išsisuko kalėjimo, bent už tai, kad pasakė tokią. Nu, va, žodžiu, Savickas senas, geras prokuroras. Jo, maloniai, bet man jie patinka būdų. Personažai, nuostabus. Aš sakiau, jis reikia tyrinėti. Čia aukso fondas. Čia prokuratūros ir elitas jo. Elitas. Pratėsiu toliau, kaip buvo. Aha, vienu žodžiu, jis ten kiekvieną tą punktelį, Dryžiaus nepažįsta. Ir galų galę sako, o kiekvienas šit blogeris kažkoks rašinėja. Nu, tegu savo rašinėja. Taip. O kas mumis įtinės? Blogeris. Nu, niekas, aišku. O čia ruošies pagrindų tokių nušalti. Nu, nerimta. Taip. Aš irgi, nerimta. Nu, gerai galvoju, nerimta, tai nerimta. Toliau kitus, ten mano 7 punktus, iš kurių ten visi ten surašyta pas tave. Įdomus buvo tas, kad civilinį ieškinį 720 eurų pateikiau tam pačiam Povilanskui, nes baudžiamųjų bylų būna praktikoje, jeigu kažkas iš dalyvių, kad pačiam teisėjui tai nebuvo tokio. Ir aš žinau visą tą. Nu, bet galvoju, tegu atsako, kaip reaguos. Ai, tai čia privataus kaltinimo tvarka, gali duoti, bet taigi jums kardomosios priemonės yra, tai čia viskas aišku. Ten. Ir jis visus tos punktus perbėga, nu ir visus taip, nu, čia 7 punktai iš visų tų 7, nu, ne vieno ar nebuvo, tiesą sakant, nu, prirašė tas Juraitis, ten kažko tai ten, nu, gerai, nu, vienu žodžiu. Bet tokius jie pats sprendžia, tarkim, savo nušalinimo klausimą. Ten labai įdomu man, ten biletą. Ta prasme, ne koks pirmininkas, bet pats. Ten va tas ir man irgi įdomu, ten tokia vyksta cirko klaunada visą laiką, tokias vaidinimas. Nu, įstatymę tam jų vadinamą surašytą. Bet kaip jie susilaiko, patys nežvengia, man tai supranti, iš tų savo nesąmonę, taip reikia nustatyti tokią rimtą fizionomiją ir kalbėti visiškus vėjus, tarkim, žinai. Aš tai neišlaikyčiau, žinok. Nu gal, o štai sakau, aukso fondas. Artistizmo prasme, tai yra tikrai. Bet taip susitapatina su savo rolė. Tarp kitko, nukrypimas lyrinis. Pastebėjo prieš tai, kaip va išėjo skaityti ir grįžo, mūsų Redas sėdėjo be tos raudono, žinai, to. Ir jis buvo užmiršęs tą užsidėti. Atėjo bachūras su kėtais, kelnytėm, džinsiukais ir tų mantiją savo užsirioglino ir užmiršo tą raudoną
šitą tą. Linciūgą? Nu, ne linciūgas ten pasėjo, ten toks raudonas. Kaspinas, kad Mhm. pionierių kaspinas, bet va čia va toksai vat užsideda. Va, ir užmiršo. O sakau, stop, tai negaliojantis buvo teismo posėdis, jie tampa tik tada kažkuo reikšmingai. Čia žiūrėjau, kam jau užsideda savo... O kitas raudoną ant mantijos. O jis buvo be mantijos. Tai sakau, negaliojantis teismo posėdis jau. Bet nuleido negirdom. Mhm. Buvo psichologiškai nepasiruošęs, reikėjo iš to padaryti gal kažką. Aha. Iš teoriškai, ar galiojantis, ar negaliojantis. Jeigu užmiršo atributą kažkokį. Plus dar vienas man įdomus, gal tu iš praktikos žinai, ar yra reglamentuojas dalykai, o kas po mantija turi būti? O gal jie kaip škotai tenai. Nesvarbu, ten užsideda mantija ir viskas, jau žinai, išmaldžia. Jau ten, tipo, o ką ten apačioje, tai gali ir nuogas būti, Be kelių ir nuogas. Tai klausyk, Kazimierai, dabar nenutilsiu nuo temo, tarkim, tai dabar kuo viskas baigėsi? Atmetė visus tavo tos 7 punktus? Atmetė ir sako, eiktų tą, bet... Ir tu tipo... Taip, nu į ką, ir nereaguoti juos visus tos. Bet įdomu tas, kad Aurimas Dryžius, kurio jie visiškai nepažįsta, pasirodo, kažkoks blogeris. Nu, aš jau supažinau. Ir tai gerai. Dabar skaityk. Taip. Tam skundė savo, tai yra neskundė, nutartį savo. Mano nutartis, tarp kitko, neskundžiama. Neskundžiama. Tai aišku, ne. Va. Taigi, šitos supažindinau su Aurimu Dryžium. O Aurimą Dryžių aš prieš kelis mėnesius įtraukiau liudininkus. Taip. Ir jie dabar iš 4 mano liudininkų išsirinko 2, bet ne Aurimą Dryžių. O Aurimo Dryžiaus klausimas kils kitą teismo posėdį, kuris numatytas gruodžio 12. Pagal BPK, ten yra, aš jeigu atsimenu teisingai, ten yra keli punktai išvardinti, kad tarkim teisėjas turi nusišalinti, jeigu ten kažkaip susijęs. Ir yra dar vienas punktas, kur sako, kad jeigu yra kažkokios informacijos, kuri maždaug sudaro pagrindą galvoti, kad jis gali būti neobjektyvus ir tralivarė, tarkim. Tai va šitas va punktas tau kaip tik tiktų, tarkim, jau. Tai va gruodžio 12 ir bus sprendžiama. Tai jis dabar, aš kaip matau, specialiai išsirinko 2 liudininkas, kurie tik būtų ne Aurimas Dryžius. Ir Aurimo Dryžiaus užsispyrę nenorės priimti. Gruodžio 12. Nieko, aš nueisiu, jis pats man pažvengt bus juokinga, tarkim, ne. Bet jeigu visą teismo posėdį, tai Aurimas Dryžius buvo vienas, toks esminis, toksai veikiantis. Bet jei manęs nepažįsta, tai nesvarbu. Nu taip, šiaip tai aišku, tu nežinomas, tu nieka ten. Bet jie dabar susipažino. Gal nenorės su tavim susipažinti posėdį. Čia jų diskrecijos teisė. Aš specialiai pažiūrėjau, ką reiškia diskrecija. Kalbant lietuviškai, tai man atrodo turėtų būti paslaptis kažkokia dar, ką nors. Nepasirodo. Diskrecija tai yra išimtinė teisė. Išimtinė teisė. Ir buvo labai įdomus epizodas, kurį būtinai reikia išnaudoti, sakyčiau. Tai buvo toks dalykas, kad, pavyzdžiui, visą teismo posėdį mes klausėm labai nuobodų ten Erikos Švenčionienės feisbukinę transliaciją. Šiaip savaime eina įdomi ta transliacija, gera. Bet kadangi mes laukiam kažko kito, tą, kad jeigu įrodomoji medžiaga nagrinėja, tarkim, tai turi būti kažkoks turinys. Žiūrėk, bet primink dar, Kazimierai, jūs esate liaudės priešai, jūs esate kaltinami veikimu prieš Lietuvą, nes Lietuvos visi pateikia ten tipo byloje veikėjai, ten kažkokie Lietuvos priešai, ten vyksta ten, va taip jos traiško, ten naikina kaip utėlės. Tarkim, tai kuo esi kaltinamas, kuo pasireiškia konkrečiai tavo veikimas prieš Lietuvą? Mano konkrečiai? Taip. Tiesiai šviesiai kaltinime parašyta, kad aš sėdėjau šalia Erikos Švenčionės. Čia yra... Ir važiavote į Rusiją kažkaip, ir į Baltarusiją dar. Man tas nerašo. Palauk. Jo, kad aš važiavau į Baltarusiją rašo, bet kaltinimu, pagrįsta kaltinimas, ne tik važiavau, bet ir sėdėjau šalia Erikos Švenčionės. Sėdėjai, taip. Tai yra sėdėjimas šalia Erikos Švenčionės, yra nusikalstama veika. Žinosi, šalia ko sėdėjau. Ir dar viena tenai yra, kur tokie jau rimtesnė, irgi iš rimtesnių tokių, nes kad važiavau, tai čia kažkaip nerimta. Kad sėdėjau, jau rimčiau, o gal labai rimta, šalia Erikos Švenčionės. O dar rimčiau, kad aš sutikau važiuoti į Donecko, Lugansko Respubliką, būti stebėtoju. Tarp kitko, aš išvažiuoti negaliu, nes man vizos nieks neduoda. Bet tu būtent nevažiavai, čia tik tai... Aš nevažiavau, bet aš sutikau važiuoti. Sutikai. Tarp kitko, aš nemačiau niekur, kur aš sutikau, nei dokumentuose užfiksuota, ne, bet jie taip prašo, kad aš sutikau. Tai sakyk, nesutikau? Tai yra 3 tokie punktai, kurie labai rimti ir labai svarbus. Ir aš už tai esu liaudės priešas. O Švenčioninė su Ivanovu, Ivanovu mes žinom, aš jį visą laiką vadinu politiniu recidivistu. Vat tu esi laikraštinis recidivistas, o jisai politinis recidivistas.
Va, nes vat jisai ne savo nuostatų nepalieka, kaip įsitikinimus, jisai kaip koks šventasis varo ir savo ir viskas. Nu, Va, blogai. švenčioninė, tai jau čia visi žino, kad Visi valstybės grėsmė. Taip. Taigi mes Nori kaltiname. draugauti su Rusija. Jo, taip. tai mes kaltinami pagal tenai 184 kokį tenai straipsnį veikimas prieš Lietuvos valstybę. Taip. O jie kaltinami pagal 171 straipsnį kurstymas, nu, jie kursto žudyti, neapykantą ten, nu, va tokie, va, su tokiais. Supratau. Mes už tai Mhm. kaltinamės. Tai gerai, tai dabar Va, nu tai mes žiūrėjom valandą laiko ar virš valandos, kadangi jie laukiam turinio, nu kažkokio tokio. O ten jinai gražiai pasakoja sausio 13 proga, ten kažką tai, jei buvo pareikšti kažkokie kaltinimai ir kažkas, tai kaip tik sausio 13 teismas vyko, ar geros kaiminystės buvo uždaromas. Teisingai, buvo teismo byla, geros kaiminystės uždarimas asociacijos. Ir kaip tik tas buvo sausio 13 ir jinai pasakoja, bet kadangi mes laukiam nuo to, ne to visai, na tai buvo nuobodoka gan. Ir po to valandos trukmės, galvom, prie ko čia dabar tas baudžiamoji byla mūsų, kad ten nėra nieko tenai. Porą sakinių pasakė, kad Valerijus Ivanovas parašė viskas, negi dėl to reikia klausyti visą tą. Na ir Povilanskas susigrizbo, kad reikia sutrumpinti mūsų tą visą, kad kuo greičiau mus nuteis. Ir tada pradeda klausti, matau, kad jūs nuobodžiavot biškį, tai gal reikia nežiūrėti nieko tenai. Kaip prokurorė? Prokuroras tai mūsų redas, va tas, raudonasis redas. Taip. Galimos. Jo, redai, kaip prokurorė? Prokuroras, jo, neapsimoka, nereikia žiūrėti. Aš atrinkau tenai, ką reikia pažiūrėti. O šitų galima nežiūrėti, ne. Nu, kaip dalyviai, visi pašoko, tiesiog. Pirmiausia, šitą Erikos advokatė, Svetlana Naidenko, puikiai moteris, sako, kaip tai nėra žiūrėti. Aš turiu savo gynybai pasiruošti. Aš jau nemačiau šitų filmų, sako, man reikia pažiūrėti. Ir be to, sako, tiesiai šviesiai kaktą. Jeigu prokuroras sako nesvarbu, tai kaip šitie visi filmai atsidūrė tada byloje tada. Byla yra 28 ar kiek tenai tomų, vat iš tokių visokių nesąmonių. Ir tai jinai sako, man būtinai reikia pažiūrėti, labai ugninga kalba. Atsistoja Richardas Burda, Ivanovo advokatas, panašiai irgi būtinai reikia pažiūrėti viską. Atsistoja mano advokatas, Richardas, irgi Raila. Sako, nu būtinai irgi reikia pažiūrėti. Visi būtinai, dalyviai, Erika būtinai, Ivanovas būtinai, Juraitis būtinai, o mūsų šitas Povilanskas pasinaudojo diskrecija. Galvoja, nu aš visų išklausiau, bet teismas pagal diskrecijos teisę gali nuspręsti. Aš nusprendžiu, kad nežiūrėsim. Sutaupysim laiko. Aš net diskreciją pažiūrėjau, ką reiškia, supranti. Nes, nu, sunku protų suvokiama, žinai, kaip tai visi. Nu, suvaidino tokią demokratiją, tarkim, bičias. Tai aš lygiai taip pat ir sakau, tai kurių velnių klaust tada? Kam klaust? Nu, pagal procesą reikia paklausti. Tai aš tada irgi supratau, kodėl neleido skaityti mano šito viso kaltinamo, šito nutarties neskundžiamos. Tai kad nebūtų šituose garso įrašuose, takeliuose. Jam nepatogu, kam ten reikia. Tai gerai, Kazimierai, iš dabar, žinai, ta prasme, nežiūrėjot filmą ir ko baigėsi tas posėdis? Nu, kaip baigėsi? Baigėsi tuo, kad rydienos, tai yra šiandienos posėdis, kurį kažkodėl atidėjo. Šiandien turėjo būti posėdis. Šiandien turėjo būti posėdis, jie atidėjo. Kurių velnių tada aš sėdėjau iš viso? Kurių velnių jie man nedavė išvažiuoti ir sugrįžti, pinigų uždirbti, pragyvenimą. Taip. Bet dėl to man gimė naujas formatas labai. Aurimai, aš darysiu reportažus dabar būtinai iš teismų. Man labai patinka, kadangi mane priverstė sėdėti, nu tai kažkaip tai reikia mano savo kūrybą, jom parodyti. Taip. Normalu. Vienu žodžiu, iš blogybės gavosi gerybė. Labai aš patenkintas. Maladės. Tai kitam posėdį dabar kas ten, kokie klausimai ten, tarkim, ar? Kitame posėdyje bus 2 liudininkai iš Erikos Švenčionienės. 2 liudininkai iš Erikos Švenčionės ir dar kažkas ten numatyta, nepamenu kas. Kuria šiandieną bus gruodžio 12. Gruodžio 28. Šitą lapkričio 28 ir paskui gruodžio 12. Tai gruodžio 12 mano liudininkai ir Aurimo Dryžiaus klausimas. Gerai. Kuriuo aš norėsiu Aurimo Dryžiaus. Aš norėsiu pažiūrėti tą fizionomiją. Aš tai ir taip aišku, kad jie nuspręs, kad tu ten... Tai aišku, kad nuspręs, jau. Niekam tu ten nereikalingas, nepažįsta, ir be to blogėtis, be to dar sakiniais. Bet kaip tave šitas, nu, tas, nežinau, patirtis
ką tave išmokė, Kazimierai? Va, tas kiek jau ten metus ten tyrinėsi tam teisme? Ar daugiau? Tu vaikštai. Nes, pavyzdžiui, riaušių byloje, tai ten Hebra sako, kiek ten, 5 metus kasdien, kaip į darbą, žinai. Daugiau nieko neišsėdi ten. 100 žmonių. Kaip jis gyvena, aš neįsivaizduoju. Nu, va būtent, jo. Jo, bet, ką išmokė? Šiaip tai aš patenkintas, kad tas teismas, iš tikrųjų nesimailau. Man patenkintas, kad teismas vyksta, va, išminties išmokina. Svarbu, kad nebūtų nuobodu. Taip. Bet kas svarbiausia, aš skaitau svarbiausia, kad jūgi tikslas sugniždyti. O reikia ne tik nesigniždyti. Ne, reikia demaskuoti liaudės priešus. Reikia, tarkim, ne veltui ten vaikšto ten Elta ir BNS, ar ne, kad va liaudės priešai yra ten tokie amoralūs, ten blogi. Jo, BNS pripuolė jam vienintis klausimas, nes tas absurdas, pavyzdžiui, kodėl nušalini, kodėl ten ką, o kas tas Aurimas Dryžius, esminiai dalykai. Neįdomu, jo. Jeigu jau parašyti. Ne, apie mane parašė, koks aš esu blogas, irgi tam metas. Irgi. Jo, parašė, aš dabar. Bet jiem vienintelis klausimas buvo, vienintelis. O iš kur pinigai? Iš kur pinigai? Sakau, iš mano kontoros. O iš kur kontora gauna? Sakau, klauskit, koks man reikalas. Uždirba. Sakau, ar jūs klausėt savo vadovybės, iš kur gaunat pinigus, iš kur gaunat pinigus? Taigi siunčia ir filmuoja. Valdžia duoda, nu. O kur tą reportažą parduosi, tai tavo reikalas. Tai ne mano reikalas, ne mano. Ok, Kazimierai, nu gerai. Iki.